reikėtų žiūrėti tą tvarumą gerokai platesniu arba to valstybės mastu. Tai jeigu 30 arba 40% sudėsi daugiau pinigų į vieną kelią, tai reiškia mažiau kelių kitų sutvarkysi, o kelio kokybė tiesiogiai įtakoja tvarumą arba emisijas išmetamų teršalų kiekį. Tai reiškia, brangesnį pastačius, bet tvariau vieną kelią, bet nesutvarkius kitų kelių, valstybės mastu mes galime turėti didesnius praradimus tvarumo. Sveiki įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Tinklalaidę vedu aš, Evelina Butkutė-Lazdauskienė. Šiandienos pokalbių tema – tvari kelių statyba, tendencijos ir iššūkiai. Tinklalaidėje diskutuosime su viešųjų pirkimų tarnybos darniųjų pirkimų skyriaus vadove Greta Ambrutyte. Sveiki. Sveiki. Ir buvusiu Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovu MC Mobility Consultants partneriu Egidijumi Skrodeniu. Sveiki. Sveiki. Šiemet viešųjų pirkimų tarnyba daug dėmesio skiria kelių projektavimo paslaugų bei jų statybos darbų pirkimų prevenciniai priežiūrai. Taigi nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo nauji aplinkos ministrų įsakymų patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelių projektavimo paslaugų ir jų statybos darbų pirkimams. Kaip visa tai atsispindi realybėje? Su kokiais iššūkiais susiduriama? Kokias tvarumo tendencijas mato pirkimų specialistai ir kelių statybos ekspertai šiame sektoriuje. Tai gal pradėkim, Greta, nuo jūsų. Kokia statybos rangos darbų pirkimų vertė buvo praėjusiais metais skaičiuota ir ar galima išskirti tik kelių sektorių? Kalbant bendrai apie statybų sektorių, tai statybos darbų pirkimai užima pirmąją vietą pagal išleidžiamų lėšų sumą. Ir Lietuvoje 22 metais buvo atlikta statybos darbų pirkimų už kiek daugiau nei 3 milijardus eurų iš 8,3 milijardų eurų, kurie buvo išleisti bendrai per viešuosius pirkimus. Ką tai reiškia? Kad apie 40% per viešuosius pirkimus išleidžiamų sumų yra skiriama būtent statybų sektoriaus viešiesiems pirkimams. Kalbant konkrečiai jau apie kelių statybos darbų žaliuosius pirkimus, tai praėjusiais metais kelių tiesimo darbams įsigyti buvo atlikta pirkimų už 500 milijonų eurų ir 92% šių pirkimų buvo vykdyti taikant žaliųjų pirkimų reikalavimus. Tai prisiminus, kad praėjusiais metais pagal vyriausybės nustatytų žaliųjų pirkimų tikslus, žaliųjų pirkimų vertė turėjo sudaryti ne mažiau kaip 50%, tai tie 92%, sakyčiau, nuteikia pozityviai ir rodo, kad pirkimų vykdytojai vis dėlto siekia, kad keliai būtų tiesiami taikant žaliųjų pirkimų reikalavimus. Tai kokie yra naujausi galiojantis aplinkos ministerijos patvirtinti žalumo reikalavimai kelių statybų Lietuvoje ir ar jie smarkiai keitėsi per tuos metus? Kadangi kalbėjome apie praėjusių metų statistiką, tai manau tikslinga paminėti, kad pernai metais galiojusioje aplinkos ministro įsakymo redakcijoje minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai buvo nustatyti būtent kelių tiesimo darbams. O nuo šių metų sausio 1 dienos jau įsigaliojus atnaujintiems kriterijams, tai jie yra taikomi plačiau. Tai yra jie taikomi ne tik kelių tiesimo darbams, bet apskritai kelių statybos darbams ir kelių projektavimo paslaugoms. Ir nuo šių metų yra taikomas minimalus kriterijus, būtent tiek įsigyjant kelių projektavimo paslaugas, tiek kelių statybos darbus, kad tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos standarto, tai yra ISO 14001 arba EMAS arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Kitas minimalus reikalavimas, kuris beje yra alternatyvus ir taikomas kelių naujos statybos rekonstravimo, kapitalinio remonto statybos darbams, yra susijęs su kelio dangos konstrukcijai naudojamomis medžiagomis. Tam tikrą naudojamų medžiagų procentinę dalį turi sudaryti antrinės, pakartotinio panaudojimo ar perdirbtos medžiagos arba nepavojingų atliekų ar šalutinių gamybos produktų ar iš atsinaujinančių šaltinių pagamintos medžiagos, kurios žinoma turi atitikti ir numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus arba turi būti įrodytas tokių medžiagų tinkamumas naudoti pagal paskirtį.
O dabar jau galiojančioje įsakymo redakcijoje yra nustatytas minimalus medžiagų kiekis procentais, kiek turi sudaryti. Tai pavyzdžiui yra nurodytas mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų. Ir yra detalizuotas šis minimalus medžiagų kiekis pagal skirtingas kelio dangos konstrukcijas, tiksliau pagal dangos konstrukcijos sluoksnius. Yra nurodyta, koks mažiausias medžiagų kiekis turi būti, pavyzdžiui, asfalto pagrindui, žemės sankasai ir kitiems konstrukcijos sluoksniams. Iš viešųjų pirkimų pusės šį aplinkos apsaugos kriterijų pirkimo vykdytojas gali nustatyti tiek kaip privalomą reikalavimą, tiek kaip pasiūlymo vertinimo kriterijų. Pavyzdžiui, minimalūs medžiagų kiekiai, kurie yra nustatyti įsakyme, gali būti kaip privalomas reikalavimas, o papildomi kokybiniai balai galėtų būti siejami už didesnio nei minimalus kiekis naudojimą, nurodant žinoma ir maksimalias reikšmes, kurias viršijus papildomi balai nebūtų suteikiami, bei žinoma užtikrinant reikalaujamą kelio infrastruktūros patvarumą. Dar vienas iš alternatyvių minimalių aplinkosauginių reikalavimų yra nustatyti CO2 pėdsaką arba poveikio aplinkai rodiklius pagal statinių tvarumo standartus. Ir paskutinis, trečiasis alternatyvus minimalus reikalavimas yra susijęs su tikslu skatinti kelių statyboje naudoti statybos produktus, kurie turi aplinkosauginės produktų deklaracijas. Dažnai šios deklaracijos sutrumpintai vartojamos kaip EPD deklaracijos, tai yra paimtas trumpinys iš anglų kalbos reiškiančio Environmental Product Declaration. Svarbu paminėti tai, kad vien tai, kad statybos produktas turi EPD deklaraciją, savaime nereiškia, kad jau tas statybos produktas yra tvarus ar ekologiškas, tačiau būtent EPD deklaracija jinai leidžia pamatuoti ir deklaruoti statybos produkto poveikį per skirtingus produkto gyvavimo ciklus. Mano paminėti minimalūs aplinkosauginiai kriterijai, jie iš tikrųjų yra taikomi ne visoms susisiekimo komunikacijoms, o taikomi tik keliams ir gatvėms, kaip jie yra apibrėžti statybos techninėme reglamente. Todėl jeigu yra perkami, pavyzdžiui, geležinkelio tiesimo darbai, tai jiems minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nėra nustatyti ir jiems jau pirkimo vykdytojas gali pats savarankiškai nustatyti aplinkosauginius reikalavimus. Jūs jau minėjot vieną išimtį, kada reikalavimai nėra privalomi, ar dar yra kokių išimčių? Tos išimtis būtų tokios, kai yra perkami kelių statybos darbai, kuriems atlikti nėra reikalingas projektas, arba kai yra rengiamas supaprastintas projektas, arba paprastojo remonto projektas, arba kapitalinio ar paprastojo remonto aprašas. Kada gali būti nerengiamas projektas arba atvejai, kada rengiamas supaprastintas projektas arba remonto aprašas, tai šie atvejai yra nustatyti jau statybos techniniuose reglamentuose. Na ir žinoma, norėčiau pabrėžti, kad tai, jog minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai gali būti nenustatomi, nereiškia, kad ir žaliojo pirkimo galima nevykdyti. Aplinkosauginius reikalavimus pirkimo objektui vis tiek reikia nustatyti, tik jos pirkimo vykdytojas jau gali nustatyti savarankiškai. Tai Egidijau, ar noriai iš tiesų persiorientuojama į tas tvarių medžiagų naudojimą ir kokias jūs tendencijas stebit? Noras persiorientuoti turbūt yra pas visus ir mes patys gyvenam šitoj valstybėje ir viską, ką statom ir darom, tai ryte būni rangovas, vakare naudotojas, tikrai norėtume ir teko bendrauti su nemažai įmonių, norėtų čia ir dabar jas pritaikyti, bet tiesiog tie reikalavimai medžiagoms, procesams, technologijoms, jie atima laiko, reikalingos investicijos ir pasiruošimas. Ir tas noras, aš sakyčiau, tikrai yra didelis, bet galbūt ne visada mes dar matom realybėje įgyvendintus tos dalykus, todėl kad reikia tiesiog laiko, pasiruošimo, pripratimo ir žinių, kaip tą taikyti. Ir tos tvarios technologijos kelių tiesime yra pakankamai nauji dalykai visam pasaulyje. Ir tas žinių keitimasis tarp įvairių šalių, tarp įvairių ekspertų yra pakankamai intensyvus.
Ir kitas dalykas, kad nėra patirties tam tikrose srityse, o kaip tai ilgainiui veiks. Na, turbūt daugelis vartotojų nenorėtų, kad dabar statytų tvariai, bet po metų ten atsirastų provėžos arba sulūžtų tas kelias, kas būtų jau netvaru, nes reikėtų eiti ir pertvarkyti. Tai yra atliekama nemažai tyrimų, yra įvairios tarptautinės asociacijos, kurios irgi užsako pilotinius projektus, tam pavyzdžiui, tų panaudotų medžiagų panaudojimo kelių tiesime, tada stebėjimo, o kartais, na, pavyzdžiui, jeigu tu nori nutiesti kelią iš alternatyvių medžiagų, panaudotų medžiagų ir tu nori suprasti, kaip jisai veikia, tai tu negali šiandien nutiesti, rytoj patestuoti ir sakyti, jis veikia, reikalingas laikas, ten 10-20 metų, ne, nes tiek 25 metai yra kelio tarnavimo laikas. Tai po 25 metų gali suprasti, kiek laiko jisai tarnavo, sakykime. Tada atsiranda tokios Skandinavijoje laboratorijos, jie kuria įvairias didelės mašinas su daug ratų, kur pravažiavus viena mašina imituoja pavyzdžiui, kokio 1000 automobilių pravažiavimą ir tada važinėja ta mašina pirmyn atgal, greičiau nudėvi tą kelią ir stebi, kaip jisai veikia su, pavyzdžiui, panaudotom medžiagom. Tai gali patikrinti greičiau. Tai gali patikrinti greičiau ir Lietuva iš tikrųjų turi įsirengusi kelių direkciją eksperimentinį ruožą su 25, man atrodo, ar gal net ir daugiau technologijų ir jau keletą metų stebi, kaip ten tos visos medžiagos veikia, kaip konstrukcijos pačios reaguoja, kad galėtų įsidėti į tos minimalius standartinius reikalavimus. Tai tas trunka ilgai. Kitas dalykas, kada kalbam apie tvarumą, apie CO2 skaičiavimą, pati kelių tiesimo technika kainuoja nemažai. Ir kartais įsigijusios įmonės, na, jos antrą įsigijimą planuoja po kelių ar po 14 metų, sunkvežimius arba kitus tanklotuvus, mechanizmus ir dabar ateina ta elektrinių arba hibridinių arba efektyvesnių mechanizmo karta, gamintojai pradeda siūlyti, tiesiog įmonės negali tai, ką prieš 2 ar 3 metus nusipirko, kažkur pastatyti šonį arba parduoti kažkur tais ir tada eiti ir nusipirkti kitas mechanizmus. Tiesiog, kad atsinaujina, tai aišku, kad jau perka naujus ir efektyvesnius mechanizmus, kad to CO2 ir tvarumo būtų daugiau procesuose. Ir teko matyti nemažai Lietuvos įmonių, kurios žiūri, o ką gali padaryti dabar. Na, pavyzdžiui, ten meistram nuperka elektrinius automobilius, kad jie jau važinėdami objekte mažiau taršos turėtų. Arba, pavyzdžiui, mačiau paspirtukus arba dviračius objekte, tai reiškia, tu jau nebe su dizeliniu automobiliu važinėjai, bet su kitokiom. Tai čia jau tas statybos procesas pats jau yra statybos tvarus. Procesas. O sakykit, kokios tos perdirbtos medžiagos gali būti, kaip tas realybėje gali atrodyti? Tai tas realybėje gali būti nufrezuotas asfaltas, pačios sankasos medžiagos, žvyras, skalda ir kitos tos medžiagos, kurios jau dabar yra keliuose. Vėlgi reikėtų vertinti, kad didelė dalis Lietuvos kelių yra nutiesti dar sovietmečio. Ir man pačiam dirbant kelių direkcijoje, kada darai tyrimus pačių kelių ir žiūri, kokios ten medžiagos, na, ne visada jos buvo kokybiškos arba ne visada nekokybiškos, kad blogai padarytos. Tiesiog tuo metu atrodo, kad buvo toks standartas ir taip reikėjo daryti. Dabar mes matom, kad tų efektyvių medžiagų, kurias galėtume perpanaudoti, yra per mažai. Kai kada tos medžiagos yra per daug susidėvėjusios arba kitas svarbus dalykas yra tai, kad norint perdirbti tas buvusias medžiagas, kai kada reikia didesnės temperatūros, na, kad jos išsilydytų lyginant su naujo medžiagom. Ir čia turbūt, ko trūksta, tai to įvertinimo, to tvarumo ir efektyvumo, o kas yra vis tik efektyviau. Ar daugiau energijos sunaudoti perdirbant senas medžiagas, ar mažiau energijos ir tos pačios medžiagos, ne, naudojant naujas medžiagas. Tai šito tyrimo aš nesu matęs, kad būtų toks atliktas. Yra įvairių mokslinių straipsnių, kurie sako tendencijas, kad taip gali būti, kad dėl mažesnės temperatūros galima turėti poveikį naudojant tik tai naujas medžiagas. Tai šitas yra svarbus dalykas ir tai, ką buvau minėjęs prieš tai, kad panaudotos medžiagos galbūt ne visada gali turėti tas reikiamas savybės ilgamžiškumo, kada nutiesi kelią, kad tas kelias stovėtų. Bet turbūt tos tendencijos jos ateina, ne, ir mes turime galvoti, o kaip vis tik galbūt priemaišas, galbūt sudedamasias dalis keisti, kad vis tik galėtume jų panaudoti ir neturėtume jų utilizuoti kažkur tais arba išpelt. Aišku, lygiagrečiai ateina
bandymai daryti absoliučiai kitokius kelius, taip kaip mes dabar suprantame, kad būtinai asfaltas, bitumas ir taip toliau turi būti. Tai įvairios institutai pradeda galvoti, o galbūt galėtų būti plastikiniai keliai, galbūt iš kažkokių kitokių medžiagų, galbūt perdirbto butelių plastikinių arba dar kažkokių medžiagų. Ir turbūt tas greit neatsiras, bet kryptis ne vien tik tai tobulinti asfaltą yra, bet ir absoliučiai kitokių medžiagų atsiradimas ir galbūt ilgalaikiškesnių, kas galbūt galėtų dar didesnį tvarumą duoti, galbūt niekada nereikėtų tvarkyti. Tai labai įdomu ir toks atrodo požiūris į priekį ir kas atrodo šiandien neįmanoma, matysim, kas po 20 metų bus. O Greta, sakykit, ar minimaliuose reikalavimuose yra įrašyta apie tas medžiagas, kokios jos galėtų būti, ar ten neminima? Jos yra minimos, tiksliau ten yra pateikiami kaip pavyzdžiai, kokios tos perdirbtos ar antrinio panaudojimo medžiagos galėtų būti naudojamos. Būtent dangos konstrukcijai pagrindiniai tokie gal kaip pavyzdžiai būtų, kurie yra numatyti. Tai yra iš įvairių atliekų gautos medžiagos, tai yra padangų gumos granulės, stiklo granulės, taip pat Egidijaus minėtas plastikas. Taip pat numatyta, kad gali būti naudojami šalutiniai gamybos produktai, kaip pavyzdžiui betonas, kuris gali būti suskaldomas, tiksliau susmulkinamas iki skaldos ir naudojamas tiesiant kelius. Taip pat yra paminėti ir pelenai bei šlakas, kurie susidaro būtent atliekų deginimo įrenginiuose, kad būtent šios medžiagos taip pat galėtų būti naudojamos kelių tiesime. Tai pagal naujus aplinkos ministro nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus tiesiamo kelio kaina išauga. Ar jinai mažesnė, ar taip pat viskas yra, kaip čia dabar? Kada mes esame įpratę daryti taip, kaip darom, tai tada žinom kainą. Ir kada ateinam su naujais dalykais, dažnai tenka bet kur pasaulyje ir Lietuvoje nemažai darant, sako, čia padidės kaina iš karto. Tik dėl to, kad reikės kažką tai naujai daryti. Ilgainiui galvojau, kad gali kažkiek padidėti dėl to, kad žmonės turi įprasti, procesas trunka ilgiau, atrasti technologiją, ne, bet kada tas atnaujintas procesas tampa įprastu procesu, o tas gali būti labai greitai, tai man atrodo, kad galėtų kaina šiek tiek ir mažėti. Ir kadangi mes perpanaudojam dalį medžiagų, arba ji neturėtų dėl šito didėti. Tai iš principo turėtume žiūrėti gal labiau į tą naudą. Tai jeigu mes norim iš tiesų sumažinti poveikį klimatui neigiamą, gal tie pinigai čia šiuo atveju nėra toks svarbus faktorius. Žinot, kaip aš norėčiau labiausiai matyti tokią win-win situaciją. Ir šiandien skaičiau ryte straipsnį, kelių direkcijos dabartinis vadovas minėjo, kad kelių būklė tikrai yra prasta ir kad žmonės piktinasi, reikia didelių investicijų, kad pertvarkyti. Tai ta win-win situacija būtų tokia, kad mes pritaikydami arba perpanaudodami medžiagas galime atpiginti kelių statybą ir turbūt yra svarbu, tuo pačiu tai turėtų būti tvaru. Ir už to sutaupytus pinigus tiesiog būtų galima nutiesti daugiau kelių. Tai tas win-win situacija ir būtų, abu laimėjimai ir tvariai, ir perpanaudojam, neutilizuojam medžiagų ir turbūt radę naują procesą galime daugiau kelių nutiesti su to pačiu biudžetu. Linkėjimas būtų bandyti orientuotis į tai, jeigu tai būtų vėlgi tik tai, kad mes dabar bandom užtikrinti tvarumą vieno kelio statybos metu ir to kelio statybą mes stipriai išbranginame, bet tada reikėtų žiūrėti tą tvarumą gerokai platesniu arba to valstybės mastu. Tai jeigu 30 arba 40% sudėsi daugiau pinigų į vieną kelią, tai reiškia mažiau kelių kitų sutvarkysi, o kelio kokybė tiesiogiai įtakoja tvarumą arba emisijas išmetamų teršalų kiekį. Tai reiškia, brangesnį pastačius, bet tvariau vieną kelią, bet nesutvarkius kitų kelių, valstybės mastu mes galime turėti didesnius praradimus tvarumo. Tai todėl čia labai svarbu būtų matyti ne per vieną kelią, o per visą valstybę ir turėti metodologiją, ne, ir tą kažkokį įsivertinimą, o kiek mums to reikia, nes turime gyventi ne kažkokio iliuzijai, o realybėj. O realybė visada susiremė į pinigus. Tai dabar kaip čia konkrečiai galima įvardinti, kokia ta aplinkosauginė nauda naudojant perdirbtas medžiagas? Mes mažiau CO2
paleidžiam į aplinką, ar nors realiai, jeigu tu jas naudoji ir ilgesnis procesas, tai kaip tik daugiau? Tai dabar jeigu mes panaudojam, tai mes jau turim tokią duotybę. Nuvažiavai nuo to esamo kelio, nukasiai, ne, tai čia jau nebekvestionuojama, ne iš kur jis atsirado, nes labai aišku. Ja, turim tas dvi galimybės. Arba vesti į sąvartyną ir kažkur utilizuoti, nes utilizavimas irgi atims tam tikrų energetinių tų resursų. Arba galime vežti atgal į gamyklą ir perpanaudoti dalį tų medžiagų, sujungiant su naujom medžiagom ir gaunant kažkokį tai produktą. Šitas gali leisti atpiginti, nes naujų medžiagų iškasimas, vėl tam pačiam karjere arba kažkur gamybos, atvežimas, jeigu tu bitumo, jis irgi kelia tam tikrą taršą, CO2 išmetimus, nes daug sunkvežimių važinėja arba traukiniais veža. Tai visi tie paskaičiavimai ir matymai, kaip tai turėtų būti daroma, tai jie turėtų būti atlikti ir kiekviena šalis savo specifiką įsivertinusi galėtų matyti, o kaip vis tik yra efektyviau. Mes kaip ekspertai galim turėti tokią nuojautą, ne, atrodo, čia šitaip geriau būtų, čia šitaip geriau, bet aš kaip inžinierius manau, kad teisingiausia yra sudėti visus skaičius ant stalo, ant popieriaus, pasidaryti skaičiavimus ir žinot tiksliai, ne, ir tuo vadovautis, tai Lietuva šito neturi pasidariusi. Kol kas. Kol kas. Ir platesnį matymą ne per vieno kelio statybos procesą, o per viso tinklo tvarkymą ir kelių metų eigoje tikrai reikėtų turėti tą modeliavimą, tada galėtume pasakyti, net jeigu ir taikytume senus metodus, ne, bet per tai sutaupytume pinigų ir daugiau kelių galėtume sutvarkyti, kas mažintų taršą, tai galų gale turėtume geresnį tvarumą. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbu platesnis matymas, kad mes nenueitume per vieną kelią, vadinamą brainwashingą, kad dabar vieną kelią statykim labai tvariai, bet nematykim visumos. Tai brandus tvarumas būtų matyti visą valstybę, matyti visus kelius ir matyti keletą metų į priekį ir tada galėtume tais skaičiais remtis. O Greta, kokias tendencijas jūs stebite žaliuosiuose pirkimuose, būtent, kur yra reikalaujama naudoti perdirbtas medžiagas, ar daugėja tų žaliųjų pirkimų? Šiaip iš tikrųjų pastebim, kad šiais metais būtent kelių statybos darbų pirkimai yra perkami pagal anksčiau parengtus techninius darbo projektus. Ar tai yra gerai ar blogai? Žiūrint iš kokios pusės. Tai turint omenyje, jeigu tai yra anksčiau parengtas techninis darbo projektas, tai anksčiau galiojusi aplinkos ministro įsakymo redakcija nenumatė kelių projektavimui jokių minimalių aplinkosauginių reikalavimų. Ir dažniausiai projektavimo paslaugas įsigydavo tiesiog nustatydami reikalavimą, kad projektuotas turi tiesiog taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimą, o tai nebūtinai reiškia, kad projekte atsiras sprendinių susijusių su perdirbtų medžiagų naudojimu. Negalėčiau sakyti, kad visai nėra pirkimų, kuriuose nereikalauja naudoti perdirbtas medžiagas, bet tokių pirkimų pastebim rečiau, būtent dėl to, kad tiesiog yra iš anksčiau parengti techniniai darbo projektai, o jau kelių statybos darbai jie yra perkami jau pagal parengto projekto techninius sprendinius ir reikalavimus. Pastebim, kad yra šiais metais perkami darbai tokie kaip žvyrkelių tvarkymas, greideriavimas, asfalto duobių tvarkymas, o tokiems darbams atlikti apskritai nereikalingas projektas. Ir kaip jau minėjau, jeigu projekto rengti nereikia, tai minimalūs aplinkosauginiai neprivalomi ir pirkimo vykdytojai patys savarankiškai jau nustato tos aplinkosauginius reikalavimus. Tai savarankiškai nustatydami, matyt, dar kol kas nepasirenka būtent reikalauti iš rangovų naudoti perdirbtas medžiagas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad vis dėlto aplinkos ministro įsakymas jis yra tikrai keičiamas, kriterijai yra tobulinami ir tik šiais metais įsigaliojo atnaujinti kriterijai susijęs su perdirbtų medžiagų naudojimu, tik šiemet įsigaliojo kriterijai būtent jau kurie būtų taikomi jau perkant ir kelių projektavimo paslaugas, o kaip žinote, teisės aktai jie negalioja į praeitį. Tai aš manau, kad iš tikrųjų ateityje mes dažniau matysime kelių statybos pirkimų, kuriuose bus reikalaujama naudoti perdirbtas medžiagas. Egidijau, jūs gal galit papasakoti, kaip praktikoje taikomas tas CO2 skaičiavimas? Kaip jis apskritai apskaičiuojamas? Aš gal šiek tiek dar grįšiu pridėti prie tai, ką Greta minėjo ir tada prie CO2 prieisiu, nes vis tiek yra platesnis matymas, kas tas yra tikrasis tvarumas, ar popierinis, kur užsidedam varnelę, ar matuodami orą, arba kažkokias kitas savybės, matom rezultatą.
keli dalykai, ko aš norėčiau. Tai norėčiau to tokio savarankiškumo, arba nebūtinai, kad yra minimalūs reikalavimai ir mes jų tik tai turim laikytis. Vartotojas dabar jau kitoj pusėje, tai norėčiau matyti tokio geranoriškumo ir ėjimo į priekį, kad mes darom šitą, kad norim, kad būtų tvariau, mūsų neprašo naudoti perdirbtą skaldą taisant duobes, bet mes savarankiškai darom. Ir tie projektai, kurie buvo parengti iš anksčiau, jie galėtų būti irgi dabar į tvarumą orientuoti, tai per pačio pirkimo procedūrą, uždedant techninius balus. Už tai ne tik pagal projektą, kas yra padaryta ir pagal mažiausią kainą, bet pavyzdžiui, ar tu taikysi sertifikuotas medžiagas, ar geresnį eismo organizavimą darysi, ar daugiau panaudotų medžiagų teiksi, ir tada per pirkimą tu gali visą šitą sureguliuoti. Aišku, ta pati pirkimo procedūra gal kartais trunka ilgiau, bet tai vėl yra darbo organizavimo procesas ir tą galima išspręsti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, irgi dirbant kelių direkcijoje, visada tikėjau ir manau, kad ateitis tokia turėtų būti, kad tam, kad atsirastų naujos medžiagos, atsirastų nauji procesai, rinka ir rangovai tikrai jos gali atnešti, bet kartais užprogramuoja tam tikrą vieną procesą projektuose. Ir leidimas patiem rangovam teikti alternatyvius įgyvendinimo metodus, alternatyvias konstrukcijas, atlaikant tam tikrus parametrus, ten ilgamžiškumo, ten laikomosios gebos, bet kitokio medžiagom leisto išplėsti ir turėti galbūt visai įdomių sprendimų, kurie ilgainiui taptų ir kertiniai. Dabar, kai mes užprogramuojam tik tai norminiuose dokumentuose arba suprojektuotam projekte, mes neturim tų alternatyvų ir visi varžosi tik tai vienoj technologijoje su vienu sprendimu, kur padarė vienas projektuotojas. Kitas dalykas, ką aš užsienio projektuose dažniausiai, kada dalyvauju, kada į tos Europos rekonstrukcijos bankas daro ir taip toliau, jie visada prašo, kad rangovas teikdamas pasiūlymą ne tik mažiausios kainos, bet prie šito pridėtų ir tokį, kaip vadina, rašinėlį arba kažkokį tai vertinimo, o kaip jisai tą tvarumą užtikrins statybos metu, ką papildomai darys, ne tik tai, kas yra projekte. Ir tada jau toks tampa kaip ir sudedamąją kontrakto dalim ir jisai turi įgyvendinti. Būna net ir daugiau, kaip jisai su bendruomenė ten bendraus, naktim nedirbs arba kaip valdys tos procesus, kaip viduje organizuos tos sprendimus. Tai toks galbūt pradžioje geranoriškas rašinėlis, kur rangovas galėtų padėti ir skatinti pamastyti rangovinės įmonės, o ilgainiui galbūt tai galėtų tapti to projekto sudedamąją dalim arba už tai galėtų kaip Olandijoje gauti papildomų balų. Ir tada grįžtant prie to CO2 skaičiavimo, tai čia galėtų vienas iš sprendimų būti, o kaip mes tą CO2 paskaičiuojam ir kaip mes jį vertinam. Kelių tiesimo srity dabar tas darosi labai paprastai, tai paima automašinų techninius parametrus, ten yra parašyta, kiek CO2 išleidžia, paskaičiuoja maždaug kiek kilometrų ir sako, tiek CO2 mes išnaudosim. Tai čia yra toks dabar primityvus ir turbūt tai yra vieta, kur per keletą metų atsiras kažkokie sudėtingesni skaičiavimai, o po to optimizavimo, arba palyginamieji, kaip efektyviau daryti, nes tas dabar aktyviai randasi logistikos srityje, jeigu seniau važinėdavo tiesiog sunkvežimiai prikrauti, po to grįžta tušti, dabar randasi ir tokie marketplace'ai ir užsakovai labai žiūri, o kiek tu to CO2 išleidi, ar tu važinėjai tos tuščia rida ir o kiek tavo automobiliai sunaudoja CO2, ar pas tave naujas parkas. Tai kelių tiesime turbūt tokie paskaičiavimai, tokios metodologijos jos rasis. Nereikėtų dabar mums labai liūdėti, kad Lietuvoje dar šito neturim, nes tiesiog beveik niekur šito nėra ir yra dabar metas, kada kuria, ko aš norėčiau kaip ekspertas iš Lietuvos. Tai kad mes būtume tarptų pionierių, kurie pradėtume kurti ir galvotų, kokie tie CO2 dalykai būtų. Ir čia yra dar viena vieta, šiek tiek į šoną, kur mes ne visada kaip lietuviai įvertiname, kad tokios patirties galime daryti eksportą ir iš to irgi uždirbti. Nes kitos šalis ieško sprendimų ir jeigu jie pamato, kad kažkuri šalis pasidarė, tai galbūt gali tie ekspertai atvažiuoti, padėti ir tai darai tą eksportą. Beje, tokie kryptim labai tą pionieriškumo pirmumo užsitikrina estai, dėl to jie visur yra matomi, jie supranta labai greitai, kad tai yra neišvengiama ir tada tu turi tas dvi alternatyvas. Arba būti paskutinis ir po to pirkti,
arba būti pirmas, sukurt ir dar iš to uždirbti. Tai aš labiau linkėčiau tam kelių tiesime, CO2 skaičiavimo, metodologijų, procesų būti Lietuvai tokiu pirmu ir dar pabandyti iš to uždirbti. Greta, matau, kažko noriu jūsų paklausti. Taip, Egidijau minėjote, kad net ir turint jau parengtą techninį darbo projektą, kad tai neužkerta kelio reikalauti iš rangovo daugiau tvarumo elementų. Ir dažniausiai pas mus pirkimų vykdytojai, jie nuogąstauja, kad aš kai jau turiu tą parengtą techninį darbo projektą, kad bet kokie kiti reikalavimai gali keisti būtent techninio darbo projekto sprendinius, dėl ko gali reikėti įsigyti tiesiog naują techninio darbo projekto laidą, kas reiškia, jau kainuoja vėl papildomas lėšas. Tai vis dėlto, kaip suprantu, yra tvarumo sprendinių, kurie neįtakoja esminių techninio darbo projekto visų reikalavimų ir kuriuos tikrai galima reikalauti iš rangovo ir prašyti ir tam tikrai nereikės, rengti naujo techninio darbo projekto laidos. Čia yra sudėtingesnis klausimas ir daug detalių būtų. Pirmas dalykas, ką reikėtų atskirti techninį projektą ir darbo projektą. Ateityje nebeturėtų būti daromi techninis darbo projektas vienu kartu, darbo projektą turėtų rengtis rangovas, kai jisai jau laimi konkursą ir pats galėtų rasti būdus, kaip jis norės įgyvendinti. Dabar mes užprogramuojam, kad tik tai taip ir ne kitaip tu turėsi daryti. Galų gale net ir pačią konkurenciją, jeigu aš kaip įmonės vadovas lean valdymo sprendimus investuoju viduj, arba turiu sukaupęs didesnę patirtį, aš galėčiau efektyviau įgyvendinti patį visą procesą, nebūtinai kaip tenai yra prašyta darbo projekte. Tai čia vienas, bet aišku dabar nepakeisi šito, kurie yra parengti projektai. Tai konstrukcijos, jeigu jos jau yra užprojektuotos ir jeigu sakysi, kad dabar taikykit kažkokias kitokias, tai taip gali reikėti atnaujinti techninį darbo projektą, bet pačio darbo organizavimo metu arba eismo organizavimo sprendimus arba saugojimo dalykus tikrai galima keisti, kurie neįtakoja tų esminių pačio kelio konstrukcijų. Aš dar pasižiūrėjau irgi keletą dabar paskelbtų konkursų, tai turbūt jokio pokyčio nepadarysi projekte, kur beveik nieko nėra aprašyta. Tuose projektuose aš neradau nei vieno žodžio apie tvarumą, apie aplinkosaugą, ten radau, kad gali statybos metu triukšmas būti, bet čia neišvengiama šitas. Ir kitą aspektą, kurį radau tuose projektuose, tai parašyta, kad statybos metu gali išsilieti tepalai. Ten keletą sakinių aprašyta, kaip tos tepalus surinkti. Daugiau nieko nėra apie tą patį organizavimą ar apie tvarumą. Galų galia deklaracijos, kurios galėtų būti paprašomos papildomai, kad jeigu tu perki kažkokį žvyrą arba kažkokias kitas medžiagas, pateikite deklaracijas. Arba geranoriškai pateikite deklaracijas, nebūtinai kaip prievartos mechanizmą, tai rangovai suprastų, kad ilgainiui tai gali reikėti ir jie pradėtų tų medžiagų pardavėjų prašyti. Vis tiek mes negalim taip sakyti, kad nuo dabar bus taip. Turime kartu su ta pačia rinka ir su pardavėjais pasiruošti, jiem parodyti kelią, ką mes norėsim už metų, ką norėsim už 2 metų, kad jie ruoštųsi iš pradžių tų geranoriškai. Labai panašus pavyzdys, kaip policija sako. Mes pakeitėme eismo organizavimą, įrengėm kažkokį tai naują sprendimą gatvėse, tai 1 mėnesį nebausim, o stovėsim ir jūs skatinsim geranoriškai, bet ilgainiui pradėsim bausti, nes jau jūs būsite įpratę. Tai turbūt per šitokius geranoriškus arba tokius ėjimo kartu su pačia rinka ir įgyvendintojais galima suformuoti naują požiūrį ir tą pasitikėjimą. Ko man atrodo reikėtų, tai reikėtų tokio ilgalaikiškesnio plano pačiai rinkai parodyti, ko reikės 24, ko mes norėsim 25, ko norėsim 28 metais, kad jie galėtų matyti ir pasitikėti ir investuoti. Tai žmonės pasiruošti procesus. Ir toksai geranoriškas reikalavimas jau būtų tas kelrodis. Nepateikiai, tai nepateikiai, bet žinok, kad mes norėtume to. Toksai tas komunikavimas, o ne atsiskirimas leistų pasitikėjimą vieni tarp kitų. Ar įmanoma prognozuoti į ateitį, kokie bus tie aplinkosauginiai reikalavimai? Kaip jūs įsivaizduojate, kas dar galėtų būti? Žinot, aš manau, kad viską, ką mes čia turim, tai kuria žmonės, o mes ir patys esam žmonės. Tam ir yra tam tikrų sričių profesionalai, kurie jaučia, kas bus už metų, kas bus už 2 metų, jie dalyvauja ir tarptautinėse delegacijose, ir darbo grupėse, ir kuria standartus. Gal tada, jeigu mes neturim to pajautimo arba to matymo,
tai reikėtų pasižiūrėti tą problemos sprendimo, galbūt reikėtų, kad žmonės ten atsirastų ir jaustų, ne, ir mes prisidėtume, kaip jau ir buvau minėjęs, ne tik tai kaip naudotojai tam tikrų aplinkosauginių standartų, bet galbūt kaip ir kūrėjai arba įtakotojai, vėl iš kitos šiek tiek srities. Tai Lietuva, Latvija, Estija, žinot, įsigalios nuo 24 metų EFTI standartas, tai reiškia elektroniniai logistikos dokumentai. Tai mes kaip tos 3 šalis esam praktiškai tokie lyderiai ir vedam, o kaip tie dokumentai atrodys, o kaip jie ten keisis tą informaciją ir tos nuomonės jau klausia ten vokiečiai, austrai ir kitos šalis. Tai galbūt ir tam kelių tiesimo srityje galėtų būti. Aš puikiai suprantu tą konkurenciją arba tą saugojimą vietinės rinkos, sunku mūsų rangovom išeiti į kitas rinkas, sunku ateiti kitiem rangovom, ne į patį tą kelių tiesimą. Bet už tai, kur tu gali papildomą uždirbį daryti, tai parduodamas know-how, parduodamas tą minkštąją patirtį, ne, ir didelė dalis įmonių, kurios aš sutinku pasaulyje, net ir būdamos statybinės, turi 30 ar 40%, o gal kartais net ir daugiau pajamų, pardavinėdami tos gerus know-how, o ne tik tai pirkdami. Tai aš, čia aišku, jau nueinam nuo tvarumo, bet galim pasakyti, kad kaupdami tvarumo patirtį ir būdami pirmieji, dar galime iš to ir uždirbti. Tai dabar vadovaujamės kriterijais nustatytais, skaičiuojame, matuojame, suvedame dokumentus, kaip iš tiesų pirkimų vykdytojams patikrinti, ar tie vykdomi darbai atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. Kadangi vis tiek mes kalbam apie viešuosius pirkimus, viešuosiuose pirkimuose viskas yra pakankamai reglamentuota ir griežtai reglamentuota, tai pirmiausia, patys ar ne, įrodantis dokumentai, jų pateikimas priklauso nuo to, aišku, koks yra aplinkosauginis reikalavimas keliamas ir kurioje pirkimo dokumentų dalyje jis yra keliamas. Tai jeigu, pavyzdžiui, aplinkosauginiai reikalavimai jie yra nustatomi kaip pasiūlymo vertinimo kriterijai arba kaip techninės specifikacijos reikalavimai, tai jau įrodantis dokumentai yra teikiami kartu su pasiūlymu ir juos pirkimo vykdytojas turi vertinti jau pasiūlymo vertinimo procedūros metu. Jeigu aplinkosauginiai reikalavimai labiau yra nustatomi į ateitį, tai yra jau kaip sutarties vykdymo sąlyga, ar ne, tai tokio atveju tikrinimas ir vyksta būtent sutarties metu. Tuomet jau būtent pačioj sutarty, šiuo atveju ar ne, rengiant visus pirkimo dokumentus, dažniausiai rengiamas yra sutarties projektas, tai dažniausiai jau pačiame sutarties projekte turi būti ir aprašyta, kada, kaip dažnai, kokiu būdu įrodantis dokumentai turi būti pateikiami užsakovai, tai yra pirkimo vykdytojai. Aš manyčiau, kad nustatyti aplinkosauginius reikalavimus pirkimo dokumentuose yra viena, antra yra tikrinti, kaip tiekėjas jų laikosi. Aplinkosauginių reikalavimų turbūt veiksmingumas ir pasimato būtent vykdant sutartį. Yra labai svarbu būtent, kad pirkimo vykdytojas šiuo atveju, nes jis yra darbų užsakovas, kad jisai tinkamai kontroliuotų ir prižiūrėtų, ar rangovas laikosi sutarties. Aš norėčiau tik tai papildyti dėl to laikymosi, o tą laikymosi visada galima sukontroliuoti, mes gyvenam 21 amžiuje. Tai vienas dalykas yra techninė priežiūra, ne, kuri ten būna objekte ir daug dalykų stebi. Kitas dalykas dėl, pavyzdžiui, CO2 sukontroliavimo. Beveik visi mechanizmai turi ten GPS prietaisus, ten ekodrivingus ir absoliučiai viską, tai rangos kontrakto metu gali pasirašyti, kad dirbs tokie mechanizmai ir gali duoti tam pirkėjui prisijungimą, ne, arba kažkokios lenteles mėnesio pabaigoje, kad dirbo tiek mechanizmų, jie nuvažiavo tiek kilometrų ir tas CO2 pėdsakas yra maždaug toks. Na, viskas labai greitai gali būti išsprendžiama naudojant IT technologijas ir man atrodo, kalbant apie tvarumą ir apie tą kontrolės mechanizmą, skaitmeninimo sprendimų pritaikymas gali būti tas raktas į daug dalykų sprendimą ir mes čia vis dar per mažai panaudojam. Turbūt rinka yra tikrai labiau prisitaikusi, jie viduj tikrai didžioji dalis turi pačius pažangiausius sprendimus, bet ne visada perkančiosios organizacijos yra pasiruošusios gauti tos kontrolės arba dirbti su visa informacija, kurią jie galėtų gauti. Ir čia būtų vieta, į ką reikėtų orientuotis, ne tik tai tą elektroninį statybos darbų žurnalą turėti, bet dar turėti ir kilometrų pravažiavimo arba kitokių dalykų. Galų gale
tas mano minėtas EFTI standartas, jis atsiras nuo 24 metų, tai reiškia visą pervežamų medžiagų kiekius ir visą kitą jau galima bus elektroniniu būdu gauti. Tai tiesiog reikėtų perkančiom organizacijom turėti integracijas, ar ten su mokesčių inspekcija, ar su kažkokiu kitu. Ir yra galų galėt Power BI arba duomenų analitika, kur tos duomenys pasiėmus tavo programinė įranga gali apdirbti ir parodyti, o ar tikrai yra vykdomi tie sutartiniai įsipareigojimai. Tai man atrodo, čia yra vieta, į ką reikia orientuotis, kurti sprendimus ir skaitmeninimas gali padėti įgyvendinti tvarumo sprendimus ir juos sukontroliuoti. Tai besibaigiant mūsų laidai, dar norėčiau paklausti jūsų nuomonės, kas vis dėlto laimi daugiausiai iš šitos situacijos, kad mes iš tiesų taikome minimalius tuos žaliuosius kriterijus, ar laimi vartotojai, mes, kurie važinėjom keliais, ar laimi tiekėjai, kurie statybą užsiima. Kaip jūs matot? Aš matau, kad laimi visi. Tai turi ir rangovai, kurie stato, jie turi ir uždirbti ir gerai jaustis, kad daro gerus dalykus. Ir mes kaip vartotojai turime jaustis, kad ir gerais keliais važinėjom, ir kvėpuojam geru ir sveiku oro. Jeigu dar kai kuriuose vietose tas nesutampa, tai mano tas siūlymas ateityje būtų pabandyti visus interesus suderinti ir kad visi laimėtų, o ne vienas būtų nuskriaustas, o kitas labai laimingas. Tai tiesiog bendras džiaugsmas būtų labiausiai sveikintinas ir labiausiai skatinantis gyventi šitoj šalyje. Greta, ką jūs dar galėtumėte pridurti? Aš tai irgi antrinu Egidijui. Aš lygiai taip pat manau, kad ypatingai ilgalaikėje perspektyvoje, tai manau tą naudą ir teigiamą poveikį mūsų visų kasdieniam gyvenimui mes tikrai pajausime. Plius turint omeny tai, kad apskritai kelių darbams, kelių eksploatacijai iš tikrųjų ir tas būtent kelių eksploatavimo poveikio aplinkai mažinimas, siekis mažinti klimato kaitą, tampa labai iš tikrųjų svarbiu aspektu, kuriam skiriamas yra ir didelis dėmesys. Bet ko aš aišku norėčiau, kad nepamirštume, kad vis dėlto pirmenybė yra tame, kad kelias turi būti visų pirma saugus. Visi žalieji reikalavimai, jie negali neigiamai įtakoti kelio saugumo, kelio techninės kokybės ir panašiai. Dėl to ir sakau, kad ar ne ta nauda, aš manau, tikrai jinai bus. Tiesiog mes ją labiau galbūt pajausime ateityje. Turint omeny, ir Egidijus, kur minėjo, kad yra Lietuvoje ir bandomieji projektai vykdomi, kur yra išbandomos naujos medžiagos, tos atliekų medžiagos, kurios yra naudojamos, tai tiesiog, kiek žinau, net ir Jurbarko rajone yra nutiestas kelio ruožas būtent panaudojant šlaką. Tai, kaip sakant, įvertinus, kaip ši medžiaga įtakoja mūsų kelių kokybę, tai matyt bus galima spręsti ir ateityje, ar šlakas gali būti naudojamas kelių tiesimui. Taip, Egidijau. Aš noriu pabaigai pridėti. Dėl to tvarumo. Ta, ką Greta minėjo, tą, ką mes čia kalbėjom, man tiesiog prašymas žiūrėti tai plačiau, ne į tą popierinį, kad turiu sertifikatą, elgiuosi kažkaip kitai, bet o kaip iš tikrųjų vyksta. Ir kartais aš pastebiu, kad mes net ir prisidėję labai daug įvairių sertifikatų, ne visada tą tvarumą užtikrinam, pavyzdžiui, kada ten miestų gatvėse kažkokios rekonstrukcijos vyksta. Ir man atrodo, tada, kai 8 valandą prasideda kelio remonto darbai, kai visi važiuoja į darbą, tai mes tiesiog sugriaunam absoliučiai visą suvokimą apie tvarumą, nes padarom tokią didžiulę taršą, kur žmonės stovi kamščiuose ir degina į orą tą didelį kiekį mūsų dizelinių arba dar benzininių tų automobilių. Tai aš siūlyčiau tvarumą matyti platesniu mastu. Tvarumas ne tik tai tas popierius, bet dar ir, o kaip mes organizuojam ir kuriuo metu organizuojam tos darbus. Ir labai siūlyčiau atkreipdėmėsi, kad didžiausia tarša tam eksploatavime po to prasideda, kai tu statai kelią, o žmonės stovi kamščiuose, arba jie važiuoja ir krūvo ženklų pristatyta, stabdo ir greitėja. Tai tikroji tarša prasideda nuo stabdymo, kada mes švaistom energiją, ir nuo akceleravimo, kada išmetam didelį kiekį teršalų.
Tai labai svarbus tas aspektas, užtikrinant tvarumą pirkimo dokumentuose būtų pačių darbų organizavimas, laikas, kada jie organizuojami ir kaip mes leidžiam vartotojam naudotis tais keliais statybos metu. O geras organizavimas leistų tikrai pasiekti tokio apčiuopiamo tvarumo ir komfortą ir pasitenkinimo žmonių, kad vieną kartą tie kelininkai netrukdo eismo. Tai man belieka tik tai palinkėti sąmoningumo pirkimų vykdytojams ir teikėjams ir noriu padėkoti abiems pašnekovams. Su mumis šiandien buvo viešųjų pirkimų tarnybos atstovė Greta Ambrutytė ir MC Mobility Consultants partneris Egidijus Krodenis. Iki kitų susitikimų. Iki. Žaliųjų pokalbių laidų ciklas sukurtas įgyvendinant LIFE programos integruotąjį projektą Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje. LIFE IP Enerlit, kurį iš dalies finansuoja ES ir Lietuvos Respublika. Jose pateikiama tik jų kūrėjų nuomonė ir jie visiškai atsako už jų turinį. Europos komisija neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį šios informacijos panaudojimą.